nerimas, energijos trūkumas, pastovus iššūkiai su finansais, net ir su sveikata. Galiausiai dūžta šeima. Atrodo, gyvenimas bando tave sudaužyti visais įmanomais būdais. Tie patys iššūkiai vis kartojasi ir kartojasi, kad ir kaip tu besistengtum judėti pirmin. Pažįstama tau tai? Tai, ką pasakiau, yra mano gyvenimo patirtis. Ir dar daugiau. Gili depresija, perdegimas, nepasitikėjimas savimi. Tai tokia būsena, kai ryte nenori kilti iš lovos, kai tarsi trūksta oro ir atrodo, kad dūsti. Ir taip gyvenau aš ne vienerius metus. Ir vis galvojau, kas čia yra, kodėl man taip gyvenime nesiseka. Ir atrodo, būtų to maža. Vieną dieną gavau dar vieną skaudų smūgį, kuris vėl tiesiog išmušė žemę iš po kojų. Bet tuomet ir atsitiko stebuklas. Aš pagaliau praregėjau. Aš pradėjau suprasti, kas vyksta. Po viso to, ką patyriau, supratau, kad tie visi išbandymai visatos siunčiami man ne veltui, o siunčiami tam, kad žmogų tiesiog sugniuždyti, kad jis liktų tarsi nuogas ir pakeltų akis į dangų, melsdamas pagalbos kaip paskutinės išeities. Nes nei psichologo tabletės, nei alkoholis nepadeda išeiti ir pabėgti iš tos būsenos. Tai visata mus budina. Deja, bet tik per skausmą žmogus sugeba praregėti, sustoti gyventi ir atsisukti save. Ir noriu, kad žinotumai, tai, ką tu dabar išgyveni, tai gali būti didžiausios tavo gyvenime transformacijos pradžia. Taip, tai sunku. Taip, tai skauda. Bet už šių išbandymų slypi atsakymai, kurie tavęs jau laukia. Turbūt jau žinai, kad gyvenime viskas vyksta neatsitiktinai ir nebereikalo. Ir šį video tu žiūri neatsitiktinai iki galo. Greičiausiai aš esu tas žmogus, kuris tave palaikys ir padės rasti kelią į save. Atrasti ramybę, jėgas bei pusiausvyrą visose tavo gyvenimo srityse. Ir svarbiausia, jeigu tu tikrai nori, kad viskas baigtųsi, ir jeigu tu tikrai esi pasiruošęs ieškoti atsakymų bei keisti savo gyvenimą, parašyk man.